Sveiki, bičiuliai dviniai ir horoskopas, prognozė jums 2025 metam, į ką atkreipdėmės. Iškart perspėju, kad tai yra bendro pobūdžio prognozė. Tai yra bendro pobūdžio, kai individualiai žiūrima, ten žiūrima viskas detaliau, čia mes žiūrim bendrai. Vienas momentas, antras momentas, nepatingėkit pasitikslinti, ar tai yra jūsų ascendento ženklas, dviniai. Tai galit padaryti mano svetainiai, ten rasit nuorodą, apačioje komentaruose, kur pasitikslinti. Ir tuo pačiu tai yra ir mėnulio ženklų irgi, ir mėnulio ženklų horoskopas. Ta galėsit sužinoti, kokie jūsų ženklai suvedė būtent duomenis į, sakykime, tenai, kur nuvesus nuorodą, ten suvedat, asmeninis horoskopas. Tai va, atkreipiami tai dėmesį ir dar vienas momentėlis, reiškia, nepatingėkit irgi peržiūrėti 2024 metų, kur buvo prognozė mano YouTube kanale, ten bus dar šiek tiek tęsinys ir 25 metus iki balandžio mėnesio. Taigi Saturnas, Saturno planeta nuo balandžio mėnesio darys įtaką jums, kas būtent susiję su darbu, su jūsų veikla, su jūsų profesija, su jūsų statusu. Gali būti taip, kad jums gali, reiškia, būti tam tikri išbandymai darbe, pokyčiai, tam tikri sunkumai. Tai va, ir ką tai reiškia? Gali būti kažkokie tai patikrinimai, patikrinimai jūsų darbe, kad jūs įsivertintumėt, ar jūs tikrai dirba to vietoj, kurioj turėtumėt dirbti. Toks kaip ir savęs, ar radot savo pašaukimą, Gali būti tokia darbe rutina, jaustis, galit labiau užsekę. Reiškia, Saturnas jūs taip spaus, tikrins, disciplina bus reikalinga, jeigu jūs būsit punktualus, toks darbštus, stengsitės viską daryti, taip kaip reikia, viskas bus kaip ir tvarkoj, bet Saturnas gali jūs šiek tiek ir išvarginti. Ypatingai jeigu jūs veikloj tokioj dirbat ne pagal savo pašaukimą ar apskritai kažkokia tai veikla, kuri galbūt netgi jums netinka. Tai gali būti taip, kad norėsis daryti pokyčius. Jupiterio planeta, jinai nuo gegužės vidurio darys jums palankę įtaką, būtent kas susiję su jūsų asmenybė, su jūsų gyvenimu, toks gali sugrįžti pozityvumas, toks gyvenimo skonis, noras tobulėti, noras mokyti, reiškia, bus geras laikas įgyti kažkokius tai naujus įgūdžius, kažką tai naujo išmokti, patobulėti, domėtis ten savęs pažinimu, dvasiniam praktikom ir panašiai. Ir nuo spalio 18 Jupiterio planeta, jinai darys palankę įtaką, kas susijęs su jūsų finansais, gali atsirasti naujos galimybės, arba padidėti finansai, arba kažkokie tai pasiūlymai, arba iš šeimos pagalba gali būti, turėsit papildomų finansinių galimybių ir atkreipkite daugiau dėmesį į savo bendravimą su savo šeima, su jų supančiais žmonėm, reiškia, ir kaip ir, sakykime, palankus laikas. Toliau Rahu planeta nuo būtent gegužės antros pusės duos naujas galimybės, kas susijęs su jūsų tobulėjimu. Tobulėjimu, mokslu galit labiau pradėti domėtis visokiais netradiciniais dalykais, netradicinė filosofija, galbūt ten vedomis, galbūt rytais. Tokios bus vidinės transformacijos susijusios su jūsų vertybėmis, kažkokie tai pokyčiai bus. Norėsit kažką tai daryti kitaip, užsienio įtaka tokia kaip gali padidėti, galite aplankyti užsienio šalis, domėtis senoviniam kultūrom, bet to pačiu gali ir padaugėti nesutarimų su vadovais, jeigu nedirbot samdomą darbą, arba su valstybinėm įstaigom, arba su tėvu. Tai va, ir Ketu planeta, jinai darys jums įtaką, kas susiję su jūsų gyvenamąja vieta. Gyvenamosios vietos gali būti tokie klausimai aktualūs ir kas susiję būtent su dokumentais, su trumpom kelionėm, reikės daugiau atkreipti dėmesį būtent nuo gegužės antros pusės, skirkit irgi tam daugiau dėmesio, jeigu ruošitės kažkur tai keliauti, tvarkyti kažkokius tai dokumentus, su kažkuo tai komunikuoti, bendrauti ir panašiai.
Ir teks daugiau skirti dėmesio santykiuose su jaunesniais broliais, seserim arba draugais, gali tarp jų irgi būti kažkokių tai, na, arba, sakykime, su draugais kažkokios tai gali būti situacijos, tokios, nu, kaip konfliktai, kaip, sakykime, praradimai kažkokie ir panašiai. Ypatingai jeigu ten planuosit kažkokius tai bendrus darbus kartu su draugais, tai viską taip apsižiūrėkit atsakingai, ne, kad to nebūtų kažkokių tai netikėtų. Nu, kai būna, ne, kad paprašai ten kažkokio tai draugo, kad jisai ten padarytų, ne, kažkokią tai darbą ir tai gali būti vat, jūsų po to kaip draugystės patikrinimas. Tai būtų tokios bendros tendencijos, į ką atkreipkite dėmesį, artėjančiais 2025 būkit laimingi, linkiu surasti vidinę ramybę, dėkuoju už dėmesį ir iki pasimatymo kituose video.